Taip, ir dabar kviečiu apie gerasias patirtis, o galbūt ir ne tik apie jas, ar ne, bet kaip vyko visas procesas, papasakoti Jolitą Morkūnaitę, Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos direktorę. Ir pranešimo tema yra STEAM ugdymo patirtis Kaišiadorių rajono savivaldybėje. Mikrofoną reikia, taip? Labą dieną, mėly kolegos, sveiki atvykę į Kaišiadoris. Na, persekioja visą rytą viena tokia drastiška mintis, kad šiandien labai norisi kalbėti apie procesą, kuris mano galva daro vieną didžiausių poveikių mokinių pasiekimams. Paskutiniu metu susiduriu su tokiu noru matyti tik tai rodiklius, matyti tik tai statistiką. Na, o šiame pranešime matysime daug proceso. Procesas, kuris tęsiasi 15 metų. Ir, na, tą procesą kūrė žmonės. Ko reikia, ir dabar jūs turbūt tuos dalykus turėtumėte kažkaip užfiksuoti savo galvose, tai reikia kelių dalykų. Pirmiausia, reikia žmonių, kurie nori tai padaryti. Jeigu neturim žmonių, kurie patys nori, kurie kūrė tą konkrečią idėją ir kurie kitų neįtraukia, na, tiesiog nieko nebus. Antras labai svarbus, man atrodo, momentas mūsų šitoj patirty, tai yra reikalavimo iškėlimas. Mes turbūt esame ta savivaldybė, kuri visose grandyse, nuo merų turbūt jų tikrai buvo keletas, vedėjo, specialistų, tarybos narių, iškelia reikalavimą. Tai pokytį galima padaryti tik tai tada, jeigu tas reikalavimas yra keliamas visose grandyse. Tai pristatydama Kaišiadorių Algirdo Brazausko pristatydamas STEAM ugdymo patirtį Kaišiadorių rajono savivaldybėje, remiuosi ne tik tai Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos patirtimi. Mūsų savivaldybė nėra didelė ir apie tai, ką kalbėsiu, visada kalbėsiu apie visumą. Galbūt labiau iliustruosiu gimnazijos pavyzdžiais, bet ta visuma yra pakankamai didelė ir įsitraukimas į STEAM veiklas yra visose mokyklose. Ir nuo iki mokyklinio ugdymo, kaip minėjo vedėja, iki gimnazinių klasių. Na, nuo ko prasidėjo mūsų STEAM diegimo savivaldybėje procesas. Taigi mes turime tokius 3 turbūt etapus, kaip ir minėjau, maždaug prieš 15 metų, turbūt pasibaigus profiliniam ugdymui, buvo gimnazijoje sukurta unikali ugdymo organizavimo sistema, kuri leido mokiniams pasirinkti ugdymo plano mokomuosius dalykus, tokius, kurie padėtų jiems įstoti į aukštąsias mokyklas. Ir tada ypatingai išaiškėjo gamtamokslinis ugdymas. O gamtamokslinis ugdymas, kaip žinom, yra STEAM pamatas. Kas antrame etape nutiko? Mes išaugom iš tų marškinėlių, nes paaiškėjo, kad mokyklose visose trūksta infrastruktūros. O kai trūksta infrastruktūros, turbūt čia kaip ir su kaimynais. Kai kažko pritrūksti, bėgi pas kaimyną, tai mes sukūrėme daug partnerysčių. Kiekviena mūsų švietimo įstaiga turi kažkokią partnerystę su aukštąja mokykla. Vienokia arba kitokia. Kokia nauda iš tos partnerystės? Tai kaip ir minėjau, neturėjom infrastruktūros ir tiesiog rėmėmės jų tiek turiniu, tiek žmogiškaisiais ištekliais, tiek laboratorijomis. Ir galų gale įveikus šitus etapus ir turint sukauptą patirtį gamtamokslinio ugdymo, atkeliavome į TUMO projekto kūrimo procesą, kuriame išsigrynino STEAM centro koordinuojančio visų rajono mokyklų STEAM veiklas idėja. Tai buvo komandos produktas, kurio mes turbūt irgi tos vizijos galutinės neturėjom, bet mintis pagrindinė turbūt buvo kelti vieni kitiems reikalavimus. Jeigu nekeliam vieni kitiems reikalavimų, tai mes ir neturim to rezultato, kokio siekiam.
Na, kaip ir minėjau, viena iš tokių stipresnių, ryškesnių patirčių, Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijoje, tai buvo pasirašyta KTU bendradarbiavimo su KTU sutartis, kuri leido įkurti Kaišiadoryse vieną iš 13 Lietuvoje KTU universitetinių klasių. Tai vėlgi ne tik tai ambicija, bet mes tiesiog norėjome naudotis tom klasėm, tam klasių tinklui, siūlomomis KTU universiteto galimybėmis. Ir iš tikrųjų tos galimybės, tol kol neturėjom TUMO projekto, jos buvo tikrai labai milžiniškos. Mes turėjom universiteto dėstytojus, kurie atvykdavo ir mokydavo mūsų gimnazistus, ir labai daug veiklų ir formų, dėl laiko trūkumo, žinoma, neišsiplėtosiu. Kaip ir minėjau, kiekviena mokykla turi kažkokį ne tik popierinio bendradarbiavimo sutartį, bet turi konkrečias veiklas, konkrečias idėjas, tai ar per mokytojų rengimą, ar kaip progimnazija per gabių vaikų ugdymą, kurios veda į tą galutinį rezultatą, kad pavyktų kiek įmanoma labiau sustiprinti STEAM sistemą. Na, ugdymo organizavimo sistema, jinai tikrai daugelį konferencijų buvo pristatyta. Šitoje schemoje mes matome jau kitą produktą, kuris pabandė susisteminti tą pirmąjį STEAM centro kūrimo etapą, kokius reikalavimus ir kam reikia iškelti, kad tas STEAM ugdymas pasiektų mokinį tokiam formate, kokiam turi pasiekti. Ką mes supratom per tą laikotarpį, turbūt 2 metų jau vadinu į poros metų laikotarpį, tūminį laikotarpį, tai pirmiausia, supratom, kad STEAMas tikrai nėra žaidimai. Tai čia toks mūsų bendruomenės turbūt atradimas, kad STEAMui reikia labai labai stipraus turinio. Kad STEAMas nėra įmanomas be kvalifikuotų pedagogų. Ir mūsų TUMO pažangos planas nukreiptas į pedagogų kompetencijų stiprinimą, nes tik tai mokytojas, gavęs tą indėlį, investiciją iš mokymų, iš keitimosi gerąją patirtimi, jisai gali keisti tą ugdymo procesą. Tai šitoje schemoje yra daug dedamųjų, jei aišku nagrinėti irgi reikia atskiro laiko, bet apie vieną iš tokių elementų atviras pamokas. Atrodo, dar žinomas labai gerai formatas, dalinimuose gerąją patirtim, bet vėlgi dažnai ir vadovai, ir savivaldybių specialistai sako, kad tai yra labai sunkus procesas. Tai kaip jį truputį palengvinti? Tai palengvinti galima tada, kai mokytojui yra pateikiami labai aiškus reikalavimai, ir mokytojas turi tą STEAMinį turinį. Tai vat mes, kurdami tą STEAM centrą, mes iš tikrųjų taip ir pozicionuojam tas struktūrinės dalis, kad pirmiausia reikia labai investuoti į mokytojus, sustiprinti jų kompetencijas. Tada antroji dalis, tai yra reikia turinio. Ir tie aprašai, kurie yra STEAM centruose, jie yra visi vieši, bet turbūt puikiai suprantate, kad juos paėmę mes negalime atsistoti prie laboratorinio stalo ir kažką daryti. Tai viena iš mūsų veiklos priemonių ir buvo susijusi su STEAM aprašų rengimu ir pačius mokytojus irgi skatinam visada parengti ar to praktikos darbo, kurį atliks aprašą, kad po to jisai lengviau galėtų ir perteikti tą savo patirtį ir kitiems mokytojams, kurie ateis į tą atvirą veiklą. Na ir trečioji ta dalis yra infrastruktūra. Kasgi nutiko, kai po visose mokyklose ir tūminėse mokyklose, tarp kitko, manau, ir netūminėse, Kaišiadorių rajone ta infrastruktūra yra pakankamai gera. Ir kada susikūrė infrastruktūra, mūsų partnerystės truputėlį pradėjo silpnėti, nes mes kaip ir turime tas sąlygas. Tai tam procesui veikti tos sąlygos yra pakankamai geros. Infrastruktūra, čia konkrečiai gimnazijos, jinai apima labai skirtingo formato aplinkas. Tai pačią turbūt brangiausią ir moderniausią turėjom biochemijos mokslų laboratoriją, kurią gali atlikti mokslininkai mokslinius darbus. Mes suprantam, kad kurdami tokio lygio laboratorijas mes kalbam apie saujelę gabių mokinių.
Bet turbūt įtraukties fone yra labai svarbu, kad visų gebėjimų mokiniai galėtų realizuoti savo idėjas čia, kiek įmanoma arčiau prie jų gyvenamos vietos. Ir viena iš tokių paskutinių idėjų svajonių, kadangi taip susiklostė čia mūsų personalo kaitos dalykai, tai kad tie mokytojai, kurie biologai, chemikai, fizikai, kad mūsų STEAM centre padėtų mokiniams daryti brandos darbus. Tai vat galvojam netgi apie tokį formatą, kad prisikalbinti tuos, kurie jau nebedirba mokyklai, bet galėtų vesti tuo brandos darbo kūrimo keliu, labai specializuotų mokinius, panaudodami mūsų turimą infrastruktūrą. Tai kaip ir minėjau, absoliučiai visose mokyklose tos sąlygos yra, aišku, atitinkančios ugdymo programą, kadangi mieste mes turim progimnaziją ir gimnaziją, tai pagal ugdymo turinį tas keliauja. Kaip ir minėjau, tos ugdymo STEAM veiklos, kurias mes siūlom, jos yra šių 4 sričių. Tai pirmiausia, mes siūlome tinklelį, paskelbėm, kuriame konkretus laikas, konkrečios veiklos ir kokiai pakopai yra siūloma ta veikla. Ir mokykla gali atvykti ir gauti tą paslaugą. Atlikti vaikai gali laboratorinius darbus. Formaliam ugdyme pati struktūra plėtojasi link užsakomojo formato, kada galės mokytojai užsakyti su bendrosiomis programomis ir dabar tą gali, aišku, padaryti susijusius praktinius, tyriamuosius, kūrybinius darbus, tokius, kokius jie mano, kad jie čia gali padaryti. Tai mes esame atviri visom organizavimo formom, tiek atvykimui, tiek į mūsų siūlomas veiklas, tiek užsakomosiom veiklom. Antroji, kaip ir minėjau, yra neformalus švietimas. Neformaliam švietime mes visos mokyklos rajono turime STEAMinės programas. 5, 6, 7, 8 labai skirtingą kiekį ir kviečiame irgi mokinius bendradarbiauti tarpusavyje. Tokį turim mini veiklų irgi tinklelį, kada susitinka mokiniai, pavyzdžiui, tai pačioj biologijos, biochemijos laboratorijoje, kur veikia klubas Protonas ir jau daro ilgesnės tyriamasias veiklas, negu kad viena akademinė ir 2 akademinės valandos. Viena iš tokių idėjų, turbūt universalių, atsiradusi visiškai tam STEAMo centre, kadangi daug maistas arčiausiai praktikos, mes kiekvieną dieną susiduriam su maisto gamyba. Ir turbūt visose mokyklose yra maisto gaminimo kažkokie kabinetai. Mums čia labai gerą rezultatą davė partnerystė su Elektrėnų profesinio mokymo centru. Kaip žinote, mokiniai gali 10 klasėje keisti technologijų dalykai profesinio mokymo modulį. Tai mes 2 metus turime 10-okam siūlome su šių nesudėtingos technologijos modulį, o šiais metais iš tikrųjų surizikavom ir pabandėm pasiūlyti 11-okams, gimnazistams, 3-okams, picų gamybos modulį. Taigi jie jau savo asmeniniu laiku mokosi gaminti maistą. Apie neformalų švietimą kalbėjau. Mokytojų profesinių kompetencijų tobulinimas buvo 2 krypčių. Tai yra vieni mokymai, kaip ir daug jų dabar Lietuvoje buvo iš TUMO projektų, kitus mokymus mes kūrime patys su savo mokytojais, kada mokomasi neklausant paskaitų, o dalyvaujant kaip mokiniams konkrečiose praktinėse veiklose. Taigi mokytojai tapo besimokančiaisiais. Ir apie tos iššūkius, sėkmes, nesėkmes. Turbūt, kaip ir minėjau, svarbiausia yra iškelti reikalavimą, ką mes norime sukurti. Tai tas reikalavimas arba noras sukurti tą STEAM tokį vietinį rajono lygmens centrą, manau, kad buvo viena iš sėkmių. Tai yra, aišku, labai sudėtinga padaryti, nes tam yra numatyta 1,5 etato ir plus laboranto 1 etatas. Tam reikia valdymo struktūros. Toliau antra sėkmė turbūt yra labai svarbi, kad mes turim žmonių, kurie yra entuziastai ir kurie gyvena
Steamo dvasia. Ir kaip ir minėjau, jų tie atradimai jau yra susiję su asmeninė pažanga. Jau jie atrado pakankamai daug, jie turi pakankamai turinio, jau jie struktūruoja. Na ir be abejo, turbūt didžiausia ta sėkmė yra tai, kad mes bandom, bendradarbiaujam kaip bendruomenė, iš tikrųjų, siekdami to pokyčio Steamo srityje nuo mero iki mokinio. Tai šitoj vietoje manau, kad net ir tos problemos, su kuriuo mes susidurėm, tai yra signalas, kad vyksta pokytis, nes jeigu pokytis nevyktų, tai ir nebūtų jokių nei emocijų, nei kažkokių nesusipratimų, nei kažkokių kontrastų. Tai turbūt tiek. Taip, laikas baigėsi. Gal kažkokių klausimų bus? Tai turiu klausimą. Taip, ačiū, Jolita. Jeigu teisingai išgirdau ir supratau, skambėjo ta kaimyno metafora. Ir kuo geriau gyvena kaimynas, tuo mažiau nori tartis, ar ne, su kažkuo. Bet aš noriu paklausti, o ko vis tik tai reikia, kad visi susitartų ir keliautų tą vieną kryptimi dėl to pačio rezultato? Kaip pas jūs tai buvo? Man atrodo, kad pirmiausia reikia stiprių žmonių. Stiprių žmonių komandai, kurie užsispirtų ir bandytų įrodyti, kad ta idėja yra labai svarbi. Tai aišku, mūsų atvejais. Antras momentas yra labai svarbus, turbūt grinų tų argumentų. Tai prasme, išsigryninti tas pridėtinės vertes. Nes, sakykime, įtraukdami šią priemonę į pažangos planą, mes vis tiek matymą turėjom, kokios bus pridėtinės vertės, kad galės kiti mokiniai atvykti, kurie neturi tokios infrastruktūros, kad galėsim organizuoti pavėžėjimą. Naudos ir vertės, kurias reikia užsirašyti ir matyti, kas man yra iš to. Bet kažkas turi būti vis tiek idėjos generatorius ir laikytojas iki galo. Nežinot, mes galim nueiti ir tuo paprastu keliu, kuris, kaip ir pradžioje minėjau, mane truputėlį neramina, kad mes pradedame ignoruoti proceso vertę. Procesas nežmoniškai yra vertingas. Tai, ką mes po to matuojam, rodiklius, statistinius visus duomenis, ta svarba yra labai taip mums pasitikrinimui, bet mes nepamirškime, kad reikia matyti tą procesą ir jį laikyti, nes tik procesų netgi supratimas gali privesti prie susikalbėjimo. Jeigu nematysim to mokinio, tai turbūt, kad tai, kas vyksta klasėje, tai, kas pamokoje ir nukeliausim tik tai prie rodiklių, rezultatų, viešinimo ir panašių dalykų, tai turbūt nepavyks to padaryti. Ačiū labai. Tai čia tie maži žingsneliai, kurių dar reikia, kad tos sėkmingos patirtis gimtų.